Myliu Alytus. Kaip jau turbūt supratot, esu Alytuje. Šiaip čia atvažiavau darbo reikalais, dirbu su kibernetiniu saugumu, tai va, turėjau aplankyti kelis klientus, pasikalbėti. Tai tik ką aplankiau juos ir kokia šiandienos dar mintis, kadangi mano pačio kaimas yra Dzūkijoje. Taigi pagalvojau, kad galima truputėlį aplankyti ir kitus sodininkavimo reikalus. Ne tai, kad sodininkavimo reikalus, bet praplėsti, sakykime, šią temą, neimti tik tai, sakykime, mano sodo tvarkymo darbų, bet užsukti į kaimą ir aš ten irgi turiu tam tikrų minčių, kurias norėčiau įgyvendinti. Tai dabar tik iš susitikimų. Noriu papietauti, nes esu labai alkanas, labai anksti išvažiavau ir nepusryčiavau. Tai keliausiu dabar, papietausiu, bet, kaip sakant, jau valgysiu aš privačiai. O šiaip Alytus tai pakankamai, nežinau, fainas miestas, aš kažkaip vis pravažiuodavau, dabar truputėlį prasėjau, aišku, nedau iki mašinos ir pavalgyti. Bet esu girdėjęs ir iš kelių pažįstamų, kurie gyvena Alytuje, kad čia tikrai gera gyvenimo kokybė. Gerai čia auginti vaikus, visko yra, susisiekimas geras, nes viskas ganėtinai arti, žalia, gamta šalia, žmonių mažiau negu Vilniuje ir Kaune turbūt. Tai iš tikrųjų geras įspūdis apie tą Alytų. Norėčiau čia gal ir gyventi, kažkada esu pasvarstęs, kad visai norėčiau gyventi mažesnėme miestelėje, tai Alytus visai patektų į šitą mano gyvenamų vietų sąrašą. Šiaip tarp kitko, jeigu kas nors parduodat sklypą arba kažkokią tai gal seną sodybą, nenaują, sakykime, senesnę, tai visai įdomu būtų brūkštelkit, visai pasvarstyčiau čia kažką tai įsigyti. Tai bet aišku, čia ateities planai, kol kas tik tai tiek, dabar reikia sutvarkyti einamosius visus reikalus ir aplankyti kaimą. Tai žodžiu, baigiam transliaciją iš Alytaus ir keliaujame dabar į kaimą. Štai ta troba, čia kaimynų troba, iš tikrųjų subdubliuotas namas. Tai nėra čia taip, kad iš tikrųjų aš daug laiko praleidęs šitame kaime. Realiai vaikystėje retai mes čia atvažiuodavom, bet esu vis tiek čia buvęs, kažkokių tai prisiminimų yra. Bet labiau aš esu užaugęs mieste iš tiesų, nes aš jau gaunasi kažkelintos, trečios gal kartos Vilnietis. Nes mano jau, vieni proseneliai jau atvažiavo gyventi į Vilnių. Tai o čia yra kaimas mano prosenelių. Labai seniai niekas čia negyvena, viskas griūna, tvartas griūnantis, griūnantis. Dar žinoma, stovi ant savo pamatų, bet jau stipriai pavargęs. Bet natūralu, nieks čia nesilanko pas mus, tai nieks nevažiuoja, tai kaip sakant, kai daiktas yra nenaudojamas, tai jis ir apsileidžia. Bet šiaip turiu idėją šiek tiek atgaivinti šitą kaimą. Kol kas, aišku, aš gal praktikuojasi su sodu, bandau ten susitvarkyti, nežinau, sakykime, čia man toksai kaip relaksas po visų darbų, pasikapstymas sode, gamtoje, kažkokių tai dalykų naujų darimas savo rankomis. Tai toksai išlaisvina iš tikrųjų iš galbūt to kasdienio streso, kur patiri darbe. Ir sakau, man tai yra malonus pasikrapštimas, meditacija savotiška ir laiko praleidimas. Tai dabar jau išėjau į kaimo antrą pusę. Čia laukai. Čia kaimynas, matau, ir arklius laiko. Tai kokia sakėt giminėjo? Arabų? Stambiųjų žemaitukų, brūkšnelis, Holšteinų, CH vokiečių. Supratau. Ir dar brūkšnelis arabų. Proseneliai. O tie tik stambiųjų žemaitukų. Jie į žirginų.
Tai tie tokie kaip grynesni skaitosi. Šitas didžiausias, šitas arapo dydį atitinka 1,56 m. Šitas? Jo. Okay. Jisai tik... Nu, jos matosi, kad jis didesnis yra. Ne, tai, o ten irgi kas 5 cm. Tas va mažiausias, tas 5, o šitas dar 5. Tai va čia ruošiaus patvarkyti. Nu, išpjovė, bet jums reikia kažką dėti druskos ar papurkšti. Šitas. O, geras. Palauk, točkę paimsiu. Tai čia gaunasi mano prosenelio motiejaus, ne dar? Jo. Tai jisai čia gamino šitą? Jam kažkas pagamino, jam. Aha. Gal kažkur valdininkuose dirbtų. Šitą veržiau. Šitas dar, va, lyg tai... Juda, ne? Nu, ne, šitas tai dar nieko, labai judėjo. Bet va, kur. Supranti, va, kur. Gali būti išmalytas, tai arba... O kas čia tokio, va šitas, kas čia per daiktas? Čia irgi eksponatas jau. Prie traktoriaus kabinas ir bulvės. Krato vagą. Vieną vagą šiti sukava ir iškrato, supranti? Peilis įsminga ir... Ir tada eini susirenki? Čia turbūt ne, čia traktoriaus. Traktorius gal, jo, traktorius kabinimas. Ir susirenki teisingai. Jisai vagą žemyn, va tai 20 cemų į žemę. Supratau, tai šitas kaip ir arė galima taip sakyti, o šitas išmėto bulvės, ne, kad tu... Šitas išmėto bulvės. Bet tai čia nesujungti, čia du atskiri, čia tas vežimas, ne, o čia du atskiri prietaisai. Vežimas tai va jienos, ne, kabinis. Bet manęs per trumpas reiks. Na va, kaip įdomi čia gavosi, sutikau kaimyną išėjęs į sklypo galą tenais, pradėjom kalbėti laiko arklius. Tai va, tai papasakot truputėlį apie arklius. Pasirodo, turi mano prosenelio dar darytą va tą vežimą, kur rodžiau, tai planuoja jį suremontuoti. Tai iš tikrųjų įdomu, visai nesitikėjau to surasti, sužinoti, iš viso būčiau nežinojęs, jeigu jo būčiau nesutikęs. Tai va, tai sutarėm, kad vasarą kažkada čia atvažiuosiu pabūt. Nu, ne tai, kad pabūt užsuksiu, tai čia daugiau visokių dalykų papasakos apie kaimo istoriją ir apylinkės parodys. Tai va, tai toksai va trumpas tas užvažiavimas. Nu, kaip ir minėjau, kaimo būklė čia tokia sunkoka, bet kol kas dar čia rankos gal nepriėjo. Minčių turiu, idėjų turiu, ką čia galima daryti. Reikia tik tai biškelį laiko, va. Apsitvarkysiu sodė, ten pasidėliosiu viską ir galbūt atkeliaus mano idėjas ir iki čia. Tai tokia ta trumpa kaimo apžvalga. Reikia lėkti toliau Vilnių, reikia dar grįžti darbo, reikia važiuoti Emą paimti iš darželio ir, nežinau, gal dar užsuksiu į sodą išbarstyti trąšas, bet nu, čia jau žiūrėsim pagal laiką. Tai viskas kaimui ate, iki kitų mano čia apsilankymų. Gaudau, sugavau. Dar vieną. Burbulų. Gaudom. Kur, parodyk. O, sraigė. Matau, kokia sraigė. Galima lipti, lipk, einam. Eik per šitos kelmus. Va, tik tai vandenėlį nelipk. Žiūrėk, upelis, matai koksai? Girdžiu, kas čia? Koks čia paukštis? Kas toks? Tu. Sugrįžau į Vilnių, pasiėmiau Emą iš darželio. Emukai, kur tu ten lipi? Einam geriau šito takeliu. Mažas alpinistas pradėjo į kalną kopti. Tai va, tai paėmiau iš darželio ir sako, noriu pasivaikščioti. Ir nutarėm ir sutarėm, kad einam pasivaikščioti į mišką. Tai va, tai atvarėm į mišką pasivaikštinėti. Į sodą jau šiandien nebevažiuosim, nes kažkiek tai šlapoka. Tai va, tai nesinori peršlapti, paliksim tą trąšų barstymą kitai dienai, kitam kartui. Tai va, tai einam pasivaikščioti, o trąšos jau kitą dieną bus išbarstytos ant vejos. Užlipom, valio!